Dūmai kyla iš ugnies. Kai dega malkos ar kitos medžiagos, iš jų pradeda garuoti vanduo ir įvairūs sudėtingi dujiniai junginiai, kurie ir tampa dūmais. Dūmai nuolatos kyla į viršų, tačiau jei nebūtų kaminų, dūmai iš krosnių, židinių ir kitų ugniaviečių išsisklaidytų po kambarius. Tad kaminai yra sukurti tam, kad dūmai išeitų į lauką. Kamine yra sumontuotas specialus mechanizmas, kuris dūmus nukreipia į viršų ir todėl matome juos rūkstančius pro kaminus. Kartais dūmai tikrai praverčia. Jie gali būti naudojami kaip signalizavimo, maskavimosi priemonė. Pavyzdžiui, pasiklydę miške ar kalnuose, žmonės uždegdavo laužus, o kadangi dūmai matomi iš labai toli, juos rasdavo. Taip pat dūmai labai praverčia nubaidant vabzdžius, konservuojant žuvį ar mėsą.